Taip, uždėjau, ant durniaus. Išbėgau įvykiams už akių, raukodrai prieš grų. Nes dar neleis man jis apsiversti. Gal ir leis. 3, 2, 1. Spėkit, ko turėjau pasimti. Jeigu jūsų spėjimas buvo koldūnai, tai jūs esat visiškai teisus. Jei rimčiau, tai pagaliau atsiuntė mano drono dalis, tai varom jų tučtojau pasimti. Tai ką, darom dalių gelbėjimo operaciją ir pradedam savo pirmus pjūvius. Ir gal iškart viskas matytis. Bet gražiai supakuota tikrai. Tai va. Turime apsaugas su laikikliais kameros. Mūsų drono smegenys, kurios kontroliuoja visus, kaip motorai sukasi ir panašiai. Paskui čia turim varžtai, varžtukai visokie, tokie propeleriai, o pa mūsų motorai, baterijos laikiklis, mini stickers, va, čia yra mūsų rėmas, ant kurio viskas susistatys. Detalės aš nepirkau visiškai naujas, dėl 2 priežasčių. Tai viena iš jų yra tokia, jog aš, kaip minėjau, anksčiau neturiu visiškai jokios litavimo patirties. Galvoju, nerizikuosiu su naujom dalim. Ir kita priežastis, jog gavos biškai pigiau. Tai win-win. Tai va, gan viskas paprasta čia. Pati kamera. Čia yra blokelis, į kurį pereina mūsų pultelio signalas. Ir šitas signalas, kuris pereina į šitą blokelį, tada keliauja į mūsų drono smegenis. Ir iš mūsų drono smegenų jie keliauja į motorus ir tada dronas skrenda. Tai va, čia yra visas mano drono dalis. Čia, kaip minėjau, akis, smegenis, varikliai, propeleriai, pats dronas, ant kurio viskas dėsis. Ir čia visokie varžtukai. Žodžiu, pasirašiau viską drono konstravimui ir štai pasipraktikavau ant šios tai senos kolonėlės. Šiaip neatrodo labai sunku. Viskas kol kas gan paprasta. Aišku, pati mikroschema, ant kurios lituosiu, bus žymiai mažesnė negu čia šitą kolonėlę, tai irgi bus iššūkis, bet šiaip, manau, turėtų gautis viskas tarkoj. Nieko pats burt nemėginsiu, seksiu tutorialą YouTube'ai, kaip stato būtent mano tokį frame'ą, kokį aš turiu, tai kad klaidų neturėčiau padaryti. Tai let's get straight into it. Tai va, pirmas dalykas, ką man reikia susilituoti, tai yra, man reikia prilituoti šitą baterijos konektorių ant pliuso ir minuso, raudonas ant minuso, juodas ant pliuso. Connected between. Ne, juodas ant minuso, raudonas ant pliuso. Tai va, prilituosim ir turėsim baterijos konektorių. Bet prieš tai reikia užsidėti tokias gumytes. Čia matas tokias raudonas. Čia yra, kad kai dėsi ant pačio rėmo, kad liktų tos varpelis, kad nebūtų viskas susispaudę. Ir kad užsidedam, kad paskui nereikėtų. Mes šiaip neturėtum maišyti. Tiek varžtų. Bet neįsivaizduoju, kur koks varžtas sukasi, jeigu taip nuoširdžiai pasakysiu. Bet turbūt išsiaiškinsim bildo eigoj. Įjungiam šviesos. Tai mūsų mikroschema. Tai palei įdėjom šičia, kur yra maža rodiklėlė, yra priekis. Dėl nagų nekreipkit dėmesio, nes dirbau su laikinom tatuiruotėm, ten kur reikia purkšti. Tai tokios jau pasekmės būna. Galvau, kad bus lengviau, žinokit, tik iš azumėlės. Ką turim? Dabar reikia prislituoti pliusą ir minusą. To turėtų pašilt. Šindėsim, žodžiu, tokius taškelius du. Ką, paboksinam. Tikiuosi bus sušilęs. O, let's go.
mūsų. Tai va, atrodo, nėra pats geriausias filtavimo darbas, bet sakyčiau, kaip pirmam kartui visai neblogai. Žodžiu, pastebėjau, kad per šitą kamerą neįsirašė, kaip aš sulitavau savo pirmus junginius. Tai aš, žodžiu, prilitavau pliusą ir minusą. Aišku, per GoPro matosi, kaip aš ten viską dariau, tik be garso bus. Šiaip gavosi visai neblogai. Jau užsidėjau tą mikroschemą ant rėmo, kad galėčiau užsidėti varikliukus ir žiūrėti atstumus laidų, kaip kas gaunas, kaip prisilituojam. Tai va, dabar staigiai susimetam varikliukus ant viršaus ir žiūrim, ką reikia nukirpti, ko nereikia nukirpti, gal kažką galėsim litot. Tai važiuojam. By the way, nuėmiau pusę šitų gumelių, nes reikės pasirodo ten biškai palituot dar. Taip kad išbėgau įvykiams už akių. Visų 4 varžtų tikrai nesuksiu, aš suksiu po 2 varžtus, kad laikytųsi ir viskas. Tai protingas, va, taip uždėjau, ant durniaus. Tai ką, persukam. Aš turėčiau viską prieš GoPro turėčiau viską daryti, o ne ant savo ant kelių. Dėl jūsų žiūrovai, ne dėl jūsų, dėl savęs. Pasirodo, dar ne taip ir mikroschemą uždėjau, ne tą pusę, bet ne, kad čia greit perdėsim. Čia toks dar tik tais užsidėjimas buvo, kad pažiūrėt, kaip kas atrodo ir atsimatuot ilgius, taip kad nereik panikuot. Ką, dedam paskutinį varikliuką. Ir matosimės atstumus. Čia pokšt. Kažkas panašiai link drono. Tokia situacija. Tai aš, jeigu suprantu teisingai... Pala. Reikia instrukcijų. Tučtojau, nes kitaip čia bus labai blogai. Palė instrukcijas. Dabar viskas yra šitaip. Pasimatau visus motoriuko atstumus. Tai jau žinau, kur kas lituojas. Kišam lituoklį, kad užkaistų ir lituosim varikliukus. Beveik vėl šias esi. Cip. Čia iš vis matau, kad solderio nereiks, nes jau yra uždėta. Solderis tai tas laidukas šitas, kur išsilydo ir ateina ant kontakto. Kontakt, building. Oh, fuck. Not good. Nieko, biškai plasmasę pasmirdės. Ok. Tai į šoną. Dabar mes lituosim. Tai yra 3 laidukai. Yra ilgiausias, trumpiausias ir vidutinis. Tai mums reikia ilgiausią prie tolimiausio kontakto, vidutinį prie vidutinio ir tolimiausio prie tolimiausio. Simple as that. Tai ką, vieną varikliuką jau turim. Prisilita, laikos kaip ir viskas tvarkoj, kontaktai nesijungia, galim dėti sekantį. Gerai, žodžiu, greitas update'as. Pamačiau, kad kamera nustojo filmuoti, tai kas praėjo? Žodžiu, praėjo gal kokią, nežinau, valandą su pusę. Tai tas pirmas varikliukas, kurį prilitavau, pasirodo, buvo blogai prilitavęs. Ir atsidaręs schemą, supratau, kad reikia perlitot. Tai žodžiu, nagrinėjau gal kokią pusę valandos schemą, kaip reikia taisyklingai prilituot. Ir gavos taip, kad jau turim prilitavę 2 motoriukus. Dabar reikia prilituot 2 likusius, kurie turėtų būti lengvesni. Nes čia biškį turėjau tokią problemą su laidukais, kad jie nedagauna tos mikroschemos, ten turėjau biškį burti, taip kad dabar turėtų būti ta lengvoji dalis motoriukų, nes likusieji laidai turėtų dagauti puikiai tą mikroschemą. Taip kad užsideda motoriukus, tik. Atidarysiu vėl schemą. Gerai tada. Pradedam litavimus. Tai ką, varikliukus turim, baterijos konektorių turim. Sekantis žingsnis yra padaryti tai, jog šitas tilptų čia. O tai padarysime mes su dilde.
Nėra dėjo kito pasirinkimo, bet bus verta, nes šitas rėmas yra labai geras, labai tvirtas, nelūžta. Taip kad pradedam zulinti. Ką, zulinti jau baigiau, viskas telpa, išimti nebenoriu, nes paskui ten sunkiai gan įsideda, bet svarbiausiai viskas telpa, tai dabar mūsų sekantis žingsnis yra prilituoti šitą vaizdo sistemą, mūsų akį. Taip, bet tai padarysiu grįžęs, jau nežinau, tikriausiai bus tamsu, nes dabar važiuoju pafilmuoti Reelsą į tokią kietą vietą, traukinių bėgiai ir tunelis, nu žodžiu, pamatysit mano Instagrame. Ir tik tokia. Norint paruošti šitą vaizdo sistemą, man dabar reikia nusikirpti laidukus ir prilituoti juos tiesiai ant mikroschemos. Čia yra 6 laidukai ir reikia juos prilituoti būtent ten, kur jiems reikia būti, nes kitaip bus blogai. Taip kad palinkėkit man sėkmės. Žodžiu, nesuprasi kodėl, bet mano telefonas kartais tiesiog nustoja filmuoti. Ir man jau tai nervina. Va, viršau šitą dalyką uždėt. Bet to reikės imti lauk kontrolerį. Bet tai kodėl? Aš nežinau, tokias durnos klaidos jau man šiandien belė kiek laiko suvalgė. Aš pradėjau statyti droną gal kokią 3 valandą. Dabar yra 12. Na, aišku, bet čia atimt laiką, kai valgiau, buvau išvažiavęs pafilmuoti, paskardyti droną. Bet vis tiek, žiauriai ilgai. Nu, turim baterijos laikiklį pagaliau, dėl kurio reikėjo mikroschemą. Čia kaip ir viskas ok, plius minus ok. Žinokit, man rodos, mes jau baiginėjom. Aš kažkaip net nesusipratau. Bet dabar ką man reikia padaryti, tai uždėti tą didelį rėmą. Bats. Tu kaip tas didelis rėmas. Ai. Vis dėsis šitaip. Ne. Wait. Pala, mano smegenai jau nebeveikia. Ble, per giliai tenai grūnu. Atiduok anteną. O. Ok, let's go. Ok, pasirodo mano GoPro mirė, tai nežinau, pafilmuosiu jaučiu iš čia, kad kažkiek matytus ir tada tikriausiai pratęsiu rytoj. Sorry, nepykit. Man jau stogas važiuoja. Konkrečiai. Baisiai. Lema hebra neįsivaizduoju. Ties kurią vietą nustojot filmuoti vėl. Nes mano GoPro išsikrojo. Telefonas irgi kartais nustoja filmuoti. Taip kad neįsivaizduoju. Aš jau biškai su savim šnekėjau. Tai kol savim šnekėjau, aš nusprendžiau, jog visi žmonės, kurie parašys šią laiko žymę, dabar, nusprendžiau, kad visiems asmeniškai nupirksiu po ledą, nes šiandien belio kai karšta. Tai dabar įsivaizduokit, jeigu šitas idėja taip netyčiai sproksta ir aš turiu dabar nupirkti ledų 200 žmonių. Taip, mano, nesiskūšiau, bet mano piniginiai tikriausiai nepatiktų toks bairis. Nu, babaužim, tai ką man per šiandien pavyko padaryti? Tai per šiandien sudėliau droną. Kas liko, tai pakeisti kameros laikiklį, įstatyti šitą
uždėti propelerius ir viskas, bateriją uždėti, aišku, suprogramuoti ir bus viskas. Tai čia sakyčiau, nežinau, apie kažkur plus minus 80% padarytą darbą, taip kad rytoj pratęsim ir užbaigsim. Praėjo nepilnai savaitę nuo paskutinės drono konstravimo sesijos, taip kad nieko nelaukiam ir kimam tiesiai darbus, nes liko labai nedaug, kad pastatyti dronų. Dar aišku, nežinau, kiek laiko šį programuosiu, tai let's get into it! Tai praėjo kažkur apie valandą ir aš turiu pastatęs savo pirmą droną. Taip kad dabar mums reikia pažiūrėti, ar jis iš veikia. Aš jį įjungsiu į bateriją ir žiūrėsim, ar nieks mums nesudegs, ar nesusprogs. Tikiuosi, kad ne. Taip kad bateriją irgi jau turiu pasiruošęs beveik pasikrovęs. Nustojam krauti. Neįsivaizduot, kaip stipriaudinas. Įdedam tada, jau čia nekištu, tiesiog įkišiu čia ir melskimės. 3, 2, 1. Ok. Net nežinau, kas čia pipsė, nežinau, ar čia geras ar blogas ženklas, bet ką žinau, kad nieks nesudegė. Tai čia yra it's a win, it's a W. Ok. Tai nežinau, dabar bereikia tik susiprogramuoti tikriausiai pasijungus ir viskas. Tada galėsim bandyti paskrist. Tikriausiai bandysiu rytoj, nes vėl nebeturiu laiko. Reikia lėkti, skubėti. Bet vau, žiauriai geras jausmas. Eik, galvoju, kad sudegs kažkas, bet... Yes. Nu ką, babužienai, tai pagaliau pasistačiau droną. Susikonfiguravau, susiprogramavau. Šiaip praėjo gal kokias, nežinau, 2 dienos nuo paskutinio įrašymo, nes dariau biškį durnų klaidų. Tai pirma buvo tikriausiai, kai susistačiau droną ir reikėjo pradėti programuoti, tai aš negalėjau jo pajungti. Bandžiau ten savo driverių subdeitinti viską, bet, žodžiu, problema buvo kur kas paprastesnė, tai tiesiog reikėjo kitą laidą susirasti. O antras dalykas, tai kai jau pasijungiau, beveik viską susiprogramavau, žiūrėjau, man kažkodėl pultelį negaudo. Galvoju, kas čia dabar? Išardžiau vėl droną, perritau laidus, vis tiek viskas neveikia, ten, daryk, kad nori. Tai žodžiu, prie 1,5 dienos aiškinimasi ir irgi solutionas buvo labai paprastas. Reikėjo akiniuose ten paspausti vieną mygtuką, pakeisti režimą ir išsisprendė problemą. Tai dėl tokių durnų klaidų praradau labai daug laiko, bet iš klaidų mokinomės, taip kad dabar bus mano pats pirmas skrydis su juo. Aišku, buvau pakėlęs biškį kambariešį, čiučiut, kad pažiūrėt, ar propeleriai gerai sukas. Bet šiaip dabar bus pats pirmas mano skrydis su šito naujo dronu, taip kad bus labai įdomu. Ai, beje, pažiūrėkit, kokis garsą išleidžia, kai įjungi. Klausykitės. Na, pasidėsiu šį jaučiu, čia pakilsim. Šiaip turiu 4 baterijas, bet dabar pasijungiau tik tais 2, nes aš nelabai noriu daug ką filmuoti, tiesiog noriu ištestuoti, kaip jis skrenda, pajusti ir viskas. O kažką rimtesnę pafilmuosim jau tikriausiai kitame video. Pradėjau filmuoti irgi, filmuosiu į akinius, ne į kamerą, nes sakau, biškai reikia dar susitvarkyti ten porą dalykų, čia toks testas labiau. Taip kad kokybės irgi labai ten nesitikėkit. Pradedam? Yeah. What's happening? I know what's wrong with it. Ain't got no gas in it. Okay, kažkodėl nesijungia, bet parestartavau pultelį, viskas jau veikia, jau buvau užsivendęs. Tai ką, pradėsiu nuo paprasto režimo, kur neleis man apsiverst. Tai ką, pradedam? O.
Kaip jisai skrenda. Bet tai šiaip atrodo, turi galios jis. Šiek tiek vėjuota. Reikia dar priprasti prie valdymo. Čia dabar esu susijungęs jau ką režimą, kuris mane leidžia apsiverst. Ačiū Dievui, nes čia jau būtų matau be vaizdų. Žodžiu, vieną detalę, procesorius, ar kaip ten paaiškinti, yra užstrigęs mažos energijos režime kažkodėl. Šiaip palį viską turėjo įsdinti, kai aš pradėjau skrist, bet kažkodėl nedingsta, todėl aš dabar patiriu tokį, nežinau, latency, lagą biškį. Aišku, dabar netrukdo man jis, bet reikės susitvarkyti. Bet šiaip skrenda visai fainiai. Opa. Atsitrenkiau biškį. Jo, dar reikia ant ekranų užsidėti baterijas likutį, kad rodytų, nes dabar sakau, tik susidėjau viską, čia toks, tik susidėjau, iš karto jau skris, nes norėjau pažiūrėti, ar veikia. Šiaip kol kas skrenda visai smagiai. Turbūt matot, kad lauke gana vėjuota. Šiaip labai skiriasi pats skrydis nuo mano to didelio drono, bet kol kas man tikrai patinka. Šiaip galios jis turi, žinokit, tikrai pakankamai. Galvoju, kad biškis silpnesnis, bet čia sakyčiau visai gerai. Ką, pabandysiu jungti kitą režimą, kur biškį daugiau laipsnių duoda. Čia kažkas arčiau jau to manual mode, bet ne visai, nes dar neleis man jis apsiversti. Jau gal ir leis. Ok. Jis man leis apsiversti, tik tais aš kai atleidžiu, jis pats sugrįž. Tai tarkim, jis pats sugrįžta į pusę, ok. Šiaip, kai nėra vėjo, tai labai smagiai skrenda jis. Ato biškį vėjas užpučia ir jau gana sunku jį suvaldyti. To noriu pabandyti pro kokį mažesnį tarpuką prasirist. Ups. Ok, baterija jau išskroja. Ką, žinau, šiaip labai patiko. Einam, išsidėsim kitą bateriją ir, nežinau, paskraidysim dar biškį. Žiūrėkit, nieko nesakykit, žiūrėkit. Dabar pakelsiu šito ir tada bandysiu įsijungti visiškai manual. Nekreipkit, mano šunis ten biškai eina iš proto namuose. Nelabai patinka jam dronai. Šiaip aš šitą droną nusipirkau tam, kad galėčiau daryti geresnius nekilnojamo turto filmavimus. Tai tarkim, jeigu aš noriu filmuoti namą iš vidaus, aš šito dronu galiu žymiai geriau tai padaryti negu su savo praeitu. Nes jis turi ir apsaugas, ir mažesnis yra. Tai, manau, taip bus man žymiai geriau. Opa. Šiaip visai fainai skrenda, tai reikia pabandyti jungti jau į normalų režimą, į the man mode. Nes dabar biškį skrendu čia kaip lėliukas, kaip... Opa, krešinsim, nekrešinsim. Opa. Pirmas krešas. Į mamas gėlės. Pirmas krešas ir pirmas nuostoliai. Susilaužiau propelerį. Nu, bet čia nieko tokio. Shit happens. Rezumė, ką galiu pasakyti apie šitą dronų statymo patirtį. Šiaip tikėjausi, kad bus biškį lengviau. Nu, šiaip nebuvo sunku, tik tais praleidau labai daug, iššvaiščiau daug labai laiko ties durnom klaidom. Kai reikėjo ten sudėti droną, vėl išardai, vėl sudėti ten, nu, žodžiu, toks pirmyn atgal. Bet šiaip pati patirtis statymo labai patiko, išmokau daug naujų dalykų ir pamatyti, kaip šis dronas skrenda po savaitės laiko jo statymo, problemų sprendimo ir knisimas yra išties įspūdinga. Tik va reikia dar susitvarkyti tą low power mode ir uždėti naujus propelerius. Taip kad ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi jums patiko ir iki greito.